Susimeskų ir sielas. Eik tenai. Vladai. Taip, kas man padės, kas padės ceremoniją atlikti komisarą? Vieni. Arba mėly, labai brangus mums legendiniai Kauno miesto, žinoma, ir Lietuvos muzikantai, atlikėjai. Mes šiandien pabandėme surinkti tą muzikantų kohortą, kuri pradėjo džiazo estradinę muziką Lietuvoje ir būtent Kaune. Ir būtent tada, kada tai buvo nelabai, o oficialios valdžios leidžiama groti vakarų muziką, nelabai buvo leidžiama groti tos kūrinius, kurios reikalaudavo įvairiausius idėjinius groti, o iš tikrųjų tai visi, kai mes grojame tuo metu džiazo standartus iš vakarų, visokiais keliais gavę gaidas ar įrašus pasidarydavom. Ir turbūt gyventojams, lankytojams, svečiam, kurie klausydavo ar koncertuose, ar kavinėse, restoranuose, tai buvo toks, savotiškas, sakyčiau, net ir laisvės pliūpsnis, nes skambėjo tie kūriniai, kurie buvo klasika, džiazo klasika, estrados klasika, ir jūs, kaip talentingi atlikėjai instrumentalistai, buvote tokios, sakykime, galbūt simboliškos tokios laisvo vėjo nešėjai. O žinot, kiek būdavo įvairiausių konfliktų su vadovais, su tuometiniais ideologais ir taip toliau. Bet ne čia esmė. Esmė, kad jūsų muzikinis indėlis, talentas kėlė, puoselėjo aukštino Lietuvos estrados ir džiazo pradžią. Nuo to prasidėjo gerų, talentingų muzikantų augimas, nuo to prasidėjo įvairius džiazo festivaliai, mūsų ansambliai ir kolektyvai ir orkestrai buvo populiarūs, kaip žinot, ne tik Lietuvoje. Lietuvos estradinis orkestras buvo tuometiniai sąjungoje vienas iš geriausių. O kokie buvo ansambliai sudaromi įvairiuose įstaigose ar institucijose. Taip, kad noras sukviesti vieną vietą pabendrauti su visais jumis šiandien uždegė mūsų širdyse, tai yra mano ir Sniego kolegos širdyse norą, sueikim, pabendraukim, pabūkim, kol dar esame čia, nes aš vėliau perskaitysiu tuos, kurie išėjo, mes išeisim iškilmingai, paminėsim jų pavardės. O šiandien mes turime pasidžiaugti, kad esame čia kartu, pasižiūrėsim vaizdo ekranuose nuotraukas iš tų mūsų laikotarpio, kada grojame, kada koncertavome, kada muzikavom ir kada buvome jauni. Tad leiskite pradžioje pradėti visą renginį. Aš norėčiau pasitikrinti, kas dabar čia atvyko. Paskaitas sąrašas, kas čia užregistravo šokės. Taip, Alfredas Kurtulis prisiskambinom ir išaiškėjo, kad jisai serga žmogus ir netgi, galbūt net jisai dalyvauja ir plaučių uždegimas jam, tai niekam negali atvykti, nors mes jau pasisiūlėme ir atvežti, ir nuvežti, bet neišėjo. Bet jisai paprašė perduoti pačius nuoširdžiausius jam linkėjimus. Toliau, Kunickas Eugenijus, nėra Kunickas. Leonardas Petrauskas. Sveikinam atvykus pas mūsų Kauną. Taip, plojam.
ar galėsime šiandien šiek tiek ir vadinti tais vardais, kuriais ir vadindavo, ne visiškai, taip sakant, tiksliais vadindavo ir pravardėm, ir sutrumpintai. Leonardą Petrauską mes visi žinom, kad vadino Leonė. Kontvainis Valdemaras. Sveiki. Legendiniai muzikantai. Vida Rekienė. Iškuvienė būsė. Nėra. Ne. Šadauskas. Žiogu vadinamas. Gerbiamas Šadauskas. Sveiki. Palys Rimas. Vadinamas Lečka. Lečka. Juozas Bakutis. Džiuskus. Razas Rimas Brazaitis. Nėra. Dapkus Mindaugas. Ypatingas veteranas. Dapkus Mindaugas. Česlovas Rugys Rugevičius. Česlovai. Sniegas Jonas Snieška. Jurka Romanovas. Nėra. Juozas Vanagas. Bus. Vėluoja. Vladas Telukinas. Sveiki, Vladas. Haris Vizvanavičius. Važiuoja. Kur Haris? Nėra. Sakė važiuoja. Saška. Aleksandras Kukla. Sandrai fotografuoja. Petras Algimantas Marcinkevičius. Kitaip vadinamas Petka. Julius Vilnonis. Nėra. Jozas Janušaitis nėra. Liutauras Janušaitis nėra. Atsiprašė, nes reikalai. Taip. Toliau. Romas Liutkus. Yra. Sveiki. Vytautas Vasauskas. Yra. Toliau. Kęstutis Ignatavičius. Yra. Julius Brazaitis. Julius. Yra jis. Robertas Jasinskas. Yra. Sveiki. Sanka. Aleksandras Dunis. Sveiki. Valdemaras Mizaras. Svečias. Nėra. Rytis Macijauskas. Svečias. Garsus kavinių lankytojų šokėjas. Ir Pribočius. Taip. Andrius Kuliešius. Svečias. Krepšinio veteranas. Sveiki, Andrius. Zenonas Vaškevičius. Kur Zenonas? Zenka. Interviu tai davė matėm, bet ką jis pabėgo. Kur jisai? Nėra. Romas Kišonas turėjo būti. Taip. Linas Pečiūra. Bus. Giliukas. Vytautas Petrušonis. Edvardas Pesliakas. Kontrabosas. Virgilijus Kupliauskas. Siemas Dargis. Daršys, atsiprašau. Eugenijus Kumpis. Pelėdas Savickas. Veteranas turintis greičiausias nuotraukas. Donatas Valantinas. Fotografas. Ir tų laikų fotografas, taip sakant. Tai Antanas Ragažinskas. Žinoma, sąrašą garbingai užbaigė Arvydas Jofė. Bet dabar gal dar yra, ko nepaminėjau. Aišku, yra žurnalistai pas mus. Kauno dienos yra mūsų miela Vireta ir 15 minučių. Taip, jie žurnalistai. Taip pat yra dailininkas. Kazlauskas, teisingai. Aleksandras Kazlauskas, mokantis kalbėti prancūziškai, o groja fortepijoną. A kur draugas Kunickas? Žan Parė. Bus. Jisai pajus, kad atomą atsidarys. Kaip buvo klausytas. Gerai. Tai štai, šiandien mes programą norėtume taip sustatyti, kad būtų įdomu ne tik tai pamatyti, kas čia bus sakoma ir rodoma, bet kad tarpusavį galėtume pabendrauti. Nes nieko nėra gražiau, kaip sakant, turim galimybę pabendrauti tarpusavį, pasikalbėti, nes labai reta proga. Manau, kad turbūt bene pirmoji tokia rimta proga sukviesti draugę visus. O
įamžinti mūsų praeitį muzikos, mūsų miesto muzikos praeitį. Netgi yra idėja tokia ir iš miesto valdžios buvo toks žodis, kodėl, sako, jūs neturite, sako, savo estrados ir džiazo muziejus, kur galėtų tiek turėti, reiškia, ir prisiminimų, ir literatūros, ir nuotraukų, juk tai yra istorija tos reiškia, būties, kurie linksmina žmonės, kurie nuteikia gerai žmonės, kurie turėjo nepaprastai atskirą gyvenimą šitoj muzikai. Tai galbūt ir apie tai pakalbėsiu. Bet pradžioj vis dėlto reikia pradėti nuo pagerbimo tų žmonių, kurie yra išėję amžinybėn muzikantų. Kada nors persikelsim visi ten palaipsniui, bet šiuo metu tai labai įdomus skaičiai, aš jums pasakysiu. Išėjusių amžinybėje yra 500 iš Kauno. Šitas pavardės įvardinsim mes kitoj salėje, o šiandien atėjusių yra 40. Tai reiškia, išėjusių daugiau negu atėjusių. Tad kviečiu pagerbti rimties minutę kitoj didžioji salėje. Prašau, patikėti. Miščiukaitė Janina, Žilda Mažekaitė, Julius Iškevičius, Paveras, Paulius Pocius, Arūnas Pauža, Mirončikas, Mancevičius. Ir dar skaičių prirašyta ir galbūt kitus užrašysim, kurių nepaminėjau. Tad vėliau, jeigu atsiminsit, prašysim primint dar kas, ką žinot. Pūstą neparašė. Tai prašysim vėliau prieiti, aš užrašysiu. Mes dabar visus juos pagerbkime tylos minutę. Ačiū labai. Ačiū. Na, dabar linksmiau. Džiazo muzikantus Jurgą su Iksilendu. A mes čia ko susirinkom liūdėti. Palydėjom, jiem gerai, jie sako, o, pagaliau pagerbė, jau laikas. O dabar mums reikia linksmintis. Nuotrauką padarom bendrą nuotrauką ir einam į savo visas pramogas. Čia įrašytų žmonės yra. Gerai, man visus prieisit, parašysit, aš įrašysiu visus, kad atyti žinotume, gerai? Dabar padarom nuotrauką bendrą. Klausyk, susirikiokit visi čia. Padėk. Nuotrauką. Iš tikrųjų, gal žemai. Iškart matosi kontūrai. Kauno legendos. Čia palaukit. Čia bandymai. Palaukit. Taip. Aš darysiu, gal reikės vieną metrinę nuotrauką, tai žinai. Gal aš čia taip dėmesio. Taip, kartuosiu. O. Jau pabaro. Taip. Dvi duobutės, kad būtų kaip ir du datės. Gerai. Dėmesio. Nu, ačiū. Man reikėjo. Viskas užsegė. Ačiū.
juokit, viskas varto. Paimė už kiaušinius. Pakasai. Visi pradeda juoktis, čia tada jį pagauna. Už kiaušinių. Ne, bet idealiai gal. Čia būtų hebra visą kvatojus. Būtum tokią gerą turės. Tai čia vyrai galima. Jo, čiut už kiaušinių. Paimė ir miršta. Moterys jau gerai. Buvo ir moterų, ir visko, žinok, visos juokėsi. Julius atėjo. Kas? Ai, mūsų daugiau.
Paskiau, eime. Gitarą. Damošiūnas, Žiogas, ant baritono kažino. Kokia nuotrauka, kai amerikoniška nuotrauka, absoliučiai. Kaip koks šito Glenn Milleris. Ganės tu klastos. Tai gyvoja Klaros Cickin šventė, gegužės 1. Oi, gera. Oi, kas? Kom čia nebeliko? Nu, absoliučiai. Arijų atsimena, Kitkevičiaus. Ramūnas stovi, krokodiliukas. Čia toks Barabaškas grojo Latvijas. Iški istorija įdomia man papasakojo.
vienoj nuotraukoj tik yra. Prie Bėčko sėdi Čerepanovas. Ir dar vieną nuotrauką. O ta dainininkė kažkokia. Nepažįstu. Tipiška Tamošiūno poza tokia, ne? Tipiška. Čia Vilnių, man atrodo. Vyrai, ką jūs čia darot, jo, maždaug Tai taip. jaunikė žieda, vos tilpas to. Tik. Čia turėtume... Jonė vėl. Pirmas estradinis. O šičia mūsų labai geras. Labai gerybinis buvo. Aš su juo gyvendavau ir su Šagalnu. Bėčka. Alfa. Kur Alfa? Va, jo. Vyckava, viskas kas. Dešinėje. Prie bambos sėdi. Prie bambos. Ai, ne, sėdi. Malka, atsimenas Malka? Malka, Privočio. Jonukai, prie mikrofonų, prie gerą nuotrauką. Bus, Anto nežinau, Piškinas, toliau nežinau, o Piškinas, žinau, Privočius, jau žinau. Džiaugas ir tam. Čia pėstininkas, čia Rozmenį. Kauno statybos trestas. Čia decima. Tamošiūno. Igoris, Bėčkas, o Čerepanovas dar yra, tik tai gavo. Be oktavą. Atsimeni, iš karto buvo decima. Butą gavo Čerepanovas. O šičia Žilda, Anto nežinau ir Iškevičius. Buvus. Šičia istorinė, aš ją turiu pilną, čia nematysit jos. Čia Alpūnės pirmas pigmentas su dirbu trombosais. Aš turiu ant to lago bankus. Įsokas, šito nežinau, čia nutrapatystė gavosi, nes dar per dirbta Vytkus. Apačioj kur tai Matūsė turi sėdėti, jeigu atsimenat Matūsė. Matūsė. Ai, aš Plečka sėdi. Palik šitą. Ale klausyk, trečias iš kairės aš, bet jau plikimo požemiai matosi. Su akiniais matosi? Tai jau... Ir kas charakteringa be ūsų klausai. Bet pas mane jau plikumas matosi. O kas antras iš kairės iš Tomšo? Ai, atsimenu. Ir taip, Konferencijas. pertrauką, prieš pradedant pertraukos visus malonumus, dabar leiskite pagarsinti, nes paruošėm čia kaip siurprizą, tai Rotušės Baltosios gulbės sveikinimą kiekvienam iš jūsų, kurie esate veteranai. Jeigu kuriam neteks, tai vėliau užrašysim, nes nežinom, kurie atėjo naujai, kurie, kaip sakant, nebuvo įrašyti. Tad aš perskaitau, kas čia parašyta. Baltosios gulbės sveikinimas legendiniams muzikantams, estradinės ir džiazo muzikos veteranams. Gerbiamas Leonai Petrauskai, savo kūrybą ir talentų džiuginate Kauną bei Lietuvą, geležinės uždangos laikais žmonėm teikite viltį, įtvirtinote Kauną estradinės ir džiazo muzikos sostinės vardą. Senosios Kauno Rotušės 470 metų jubiliejaus proga sveikinu Jūs ir perduodu visų muzikos mėgėjų padėką. Čia tas raštas parengtas unikalus, tokių nėra daugiau, čia specialiai parengta jų atminimų jūsų. Čia pavaizduota Rotušė, kadangi šis metais 470 metų Rotušė. Atspaudai yra senieji miesto atspaudai. Tai yra miesto globėjų Švento Mikalojaus antspaudas ir pirmasis Kauno antspaudas, kurie užrašyta Kauno miesto antspaudas lotynų kalba Sigilum Civitatis Kaune. Čia smuiko raktas ir žinoma pasirašom kaip ceremonmeisteris ir vienas iš jūsų idealistas. Kale, paklausite, ką reiškia tie ženklai, tai trys šitie rutuliai, tai yra vienas iš miesto globėjų simbolių, o šitas trišakis tai yra Nemuno neries santaka. Ir šitas raštas tebūnė jums kaip atminimas, kad mes susitikome, buvome ir nors tokiu kukliu raštu norime amžyti jūsų gerus darbus. Dėkuoju. Gerbiamas Valdimarai Kundvainiai. Leiskite, praeikite, padėkite čia. Gerbiamas Rimai Padi Leška. Pats jūsų labai sveikinimas. Vienas iš mūsų, kurie tęsia muzikinį
į kelią, nes, kaip sako, nebūna buvusių muzikantų, vis tiek visą gyvenimą šiek tiek išlieka. Bet kai kurie perėjo į kokią tai specialybę, tai gerbiamas Rimas Palys yra žymus architektas Kauno, unikalus kaip asmenybė, kaip architektas besirūpinantis labai savita miesto, tokia šilta architektūra, tokia humaniška, žmogiška. Jis daug labai gerų darbų padaręs Kaune. Apart to, kad jisai grojo kontrabosu ir būtent Rotušėje grojo. Ir kontrabosą paliko po savo grojimo ir po 40 ar 50 metų aš jam įteikiau, bokšte paliko kontrabosą, aš jam atidaviau. Taip, gerbiamas Mindaugai Dapkau, jums padėka miesto Rotušė. Be abejo, Juozas Vanagas yra mūsų taip pat legendinis muzikantas, mėgstamas, įdomus, vienintelis muzikantas, kuris kalbėdamas su žmogum groja pirštais saksofoną. Prašau. Petras Algimantas Marcinkevičius, kitaip vadinamas Petka, mano bendražygis. Primenu, kad Petras ir aš tai buvome, kai nepriklausomybę atkūrėmės su Sąjūdžiu, pirmieji buvom išrinkti miesto tarybą. Ir aš jau buvau užmiršęs, jis jau buvo pasikeitęs ir aš buvau pasikeitęs, net pažino vienas kito. Buvo sėdėm deputatai, tu sėdėm, kažkaip sakau, klausyk, tu kažkur matytas man grojai. Sako, tu manyti matytas, kažkur grojai. O tai gal sueinam pagrojam. Ir mes dviese akustiniam gitarom iki šiol grojam su Petru, šiaip. Puikus yra. Tai štai, gerbiamas Vytautas Vasauskas, nuo seniausių laikų Staklių gamyklos vadovas, veteranas, pianistas. Apie Eugenijų Kunicką kalbėti netenka, jį kalba visi, nes visi žino visą Sovietų sąjungą buvusią. Ir ypatingai Latvijai mėgsta. Aišku, Paulas ir visi kiti, nes tai yra tikrai unikalaus tembro, balso, reiškia, ir šito instrumento vadovas. Nes nežinau, kaip jis tai sugeba išgauti tokius garsus, nes tai yra nepaprastai mielas atlikėjas, saksofonistas. Eugenijus Kunickas. Žiūrėjau. Labai populiarus. Nuo Oktavos laikų. Raimondas Šadauskas, Žiogas, vadinamas Žiogas. Gal kas pamenat, kaip Josas Bakutis grojo pušamaisiais ir dar dainuodavo, labai puikiai improvizuodavo, Dolskį padainuodavo kavinėse. Čia grodavo dar kai Rotušės. O pirmas jo pasimatymas, jo pamanymas, kai jis grojo, tai aš atėjau dar mokyklą, tik baigęs atėjau šokis į Rotušę. Ir čia jis su tokiu Dixielandu, Viskiškos beros vadovaujimu grojo. Ir grojo aukštai scenai. Ir visą laiką jis išliko labai aukštumoje, nes tai yra puikus vyras. Muzikantas, menininkas, sportininkas. O Česlovas Rugevičius, triūba, atsiminsiu visą gyvenimą, jis nepaprastai mėgdavo tas bebopus groti visą laiką. Ir taip tokia subkelė triūba, Tijuana Brass mėgėjas, taip ir išliks visą laiką. Nuostabus, puikus. Česlovas Rugevičius. Mes su Tamsta pradėjom karjerą Neries kavinė. Kaip jūs manot, kas ten pragydo? Tai aišku, Vladas Telukinas, jam čia raštas yra. Prašau, Vladas. Ačiū už paskutinį diplomą. Pirmas ir paskutinis. Kiek jau diplomų turi? Apie Vladą Telukiną negali nepasakyti kelių žodžių kokį nors, nes iš tikrųjų tai jis yra personažas, apie kurį visi kalba. Bet nebūtinai reiškia blogai, reikia gerai kalbėti, tai iš tikrųjų geros dūšios žmogus. Mes su juo dviese kažkaip tai Jaltai, kada koncertavom tam socialistinių šalių festivaliai, gyvenam dviese kambarį. Ir ten eksposų prigreitė jisai, Vladas. Iki šiol nepamiršiu. Tai buvo toks, leisit papasakos trumpai triukas. Kadangi mes taupėm pinigus, o Vladas labai taupyti mėgsta, tai mes, kad pigiau kainuotų maistas, prisiskynėm ten
to viešpačių slyvų tokių geltonų, žinai, prisidėjom, jis į savo stalčius, aš į savo. Ir dabar suprantate, ten vakare kažkas, palivoja, nepalivoja, mes su juos sėdėm, galvom, praeisim kur nors ar ne. Ir atbėga pas mus į kambarį tokia dainininkė, Roma Mačiulytė, tuo metu važiavo. Ką vyrukai veikėt, ką šiandien veiksit, gal su jumis papaliot, gal ne, gal valgyt, ką turit. Nu, sakom, nieko neturėjau slyvų. Nu, tai aš pasimsiu tada iš jūsų pasimė tos slyvai ir išėjo, mes su Vladu galvom, ką toliau daryti. Paskui Vladas man iš šoną, nusikestai, bet man atrodo, kad jinai iš mano stalčiaus pasimė slyvas tas. O dar vienas Vovas Rūgis, didžiausia nelaimė, jisai pametė užrašų knygutę, o užrašų knygutė buvo parašyta taip. Pastavė Mametų kofę 9 centų, 9 kapeikos, žinai, ir pametė knygutę, tai čia buvo didžiausia nelaimė. Gerai, juokaujam, bet tai yra legendas. Su Romu Liutkum, ne tik sniegas. Vienam sonė sėdėjau su juo. Romas Liutkus. Ir dabar jisai groja puikiai savo įsigėjęs puikų akordeoną. O, labai. Jis šiandien norėjo atsitempt, sakau, netemp, vargas tokį tempt efektingą akordeoną. Koks ten modelis pastavė? Na, Aleksandras čia kaip tik mums padėjo demonstruoti šitas nuotraukas. Aleksandras Kukla. Padėjo, daug ką padėjo. Ir daug puikiai grojas, aiškiai, trombonistės nepakeičiamas. Taip, čia labai reta pavardė ir asmenybė, todėl kad mes dabar jam duosim keli žodžius. Jis atsinešė, kaip nekeista, nuotraukų iš pačių seniausių, kurių dar ir aš nematęs, vis niekas nematė, ir turbūt jūs nelabai. Nes atrodo, kad tos nuotraukos yra iš užpraeito amžiaus jau, turbūt, estrados. Tai galėsit pademonstruoti. Tai padėka jums iš karto. Gerbiamas Leonardai Savickai Pelėda. O Pelėda tai tas garsus gydytojas buvo Kaune, Žaliakalnyje, čia jau sūnus. Prašau. Visi vyrai žino. Prašau. Kada pirmą kartą atėjo? Aš pagal profesiją inžinierius, bet jaunystėje teko mokytis muzikos mokykloj, pianinu. Tėvas, kadangi buvo karo gydytojas, vadavo Klaipėdą, jo pašilikus netikį daug klientų. Buvo 2 kartus peršautas ir norėjo mane irgi pasiimti dažnai. Nu ir vieną kartą 45 metai, kada Hitleris paskelbė, kad jau Stalingradą rusai paėmė. Buvo balius, pietus didelį, metropolį. Tėvas mane pasiėmė. Ten buvo vokiečių karo gydytojai ir Lietuvos karo gydytojai. Aš kadangi pianinu jau grainau viską. Tėvas, kada išgėrė, sūneliai, jalė stovi pagroti, pradėjau groti šoką. Tėvas logiškai gerai kalbėjo. Aš adjutantą, bet komisaras buvo Leitelis, aukštas, Kauno, kaip dabar, kad meras yra, atnešė man finką. Paspaudė ranką, sako, ir pusę metų vėl sūnų atsiveskit, pagroti čia viskas, bet paskui Pauliaus armija nepakituliavo, nevyko. Nu ir po karo aš sukūriau pirmą studentų džiazą. Man teko groti viską pianinų darbininkų klubuose. Ir 48 metais, kurias buvau, čia prie aušros tako grainų tango. Pribėga politrukas, klubo vadovas, Šangeriaus, uhodai, šuolas, pasirodo, Deržinskis užgrūdė tango. Deržinskis buvo 3 žmogus po Stalino. Jo, reiškia, sūnus buvo ištekėjęs už Stalino dukros, tai apsižemė. Pas buvo baigęs konservatoriją Deržinskis. Tušti restoranai nėra. Nieks neina, ten patiskar, pakrakoviak, vas Bastonskį. Bet jį nušovė Deržinskis šitą čia. Ždanovą. Tada vėl tango reikia groti. Aš paskui užmečiau muziką, pradėjau daug sportuoti, už Lietuvos rinktinę plaukdavau, pradėtis žaidžiau. Pradėjau inžinierių, iki inžinieriaus tai reikia užvaidžiau. A kaip tos nuotraukos dabar kur ten iš? Turiu daug nuotraukų. Paskiau pažiūrėsim visi. Man teko bendrauti su prieškariniais muzikantais, kurie vienas myli, bet taip senai, tai šimtametis. Konvaitis. Konvaitis. Urbikas toks buvo.
kad aš Greino akademiją sukūręs, jau būdamas inžinierius dar Greino, va taip, aplos buvo atėjęs pas mane pagroti. Labai buvo cenzūra didelė, kad tai iš pradžių. Kad atėjo Norvaišos parodyti pirmus pramoginius šokius, jie pas mane atėjo, ui, kaip malonu, naują parodysit, kaip sako, kultūrą, sušoko mane kitą dieną iš studentų įsikviečia partijos komitetas, ką jūs buržuazijos čia rodot dalykus, įsivaizduojat, koks momentas. Išnesim iš studentų, pabūsim 5 metus kariuomeniai. Bet studentai nuėjom, kultūrų klubas ir mane ištraukė šiek tiek iš to. Tai vat atėjo Tamašiūnas grot pas mane, vėliau atėjo Bursevičius groti. Aš dar inžinierius grodavau, eidavau naktinis, užsidirbt pinigų, vestuvės. Tai būdavo darbininkas prieinam, prisigėręs, kuris pas mane dirba darbininkų, aš inžinierius. Ir užsako pas mane muziką. Nu, reikia grot ką. Ir dabar net taip senai prieš porą metų sužinojau, kad aš čia buvo viski nuotraukas. Tave susitikti. Gavau original nuotraukų nuo 25 metų Versalio, Metropolio, kitų restoranų. Jau tik tai buvo pasaulyje išleista tiek muzikantų, jeigu 6, tai 6. Kadangi pusė būdavo iš žydų tame tarpe, tai buvo sušaudyti daugumai Kauno žydai. Tai aš turiu vieną iš kolekcijų, reiškia, įdomu mes parodysim. Gerai, Žodžiu, nedaug netrukdysiu. Noriu padėkoti bravo vyrui tiek metų laiko, kultūrą aukštą Kauno, visose srityse visi patenkinti. Imkit pavyzdį savo anūkų savo, imkit tokių dvasia, kaip šitas mūsų Kanabelis. Patriotas. Taip, Baltosios gulbės sveikinimas ir padėka Hariui Visvanavičiui. Sveikinimas ir padėka Juliui Brazdaičiui. Aišku, ne veteranas, jaunas vyras, bet Robertas Jasinskas. Robertai, pačiam mane. Gali būti, kad tikrai vyrai, kurie nebuvo, mes parašysim vėliau šiek tiek, nes nebuvo mūsų registravę. Gerbiamam Viktorui Prostovui. Viktorai. Tai jo nei vienas renginys nepraėjo. Žinoma, gerbiamam Jonui Snieškai, Sniegui. Yra vienas slaptas dalykas, kurį jis man liepė neišduot, bet vis tiek išduos. Šiandieną Jonuko gimimo diena. O. Kaip tik bus proga dabar švęsti. Noriu atsiklausti visų. Gal dabar mes padarom pertraukėlę prie stalo, šiek tiek taurelę, kokią pasikalbėsim, po to pratęsim žiūrėjimą, jeigu įdomu, nes čia dar daug medžiagos yra. Ar sutinkat su to? Tad gerai, tai sveikinam visus ir kviečiam prie to, kas pas mus yra čia. Dėmesio, galima visi baliavoti, bet aš noriu visi muzikantai pasakyti tokį dalyką. Visi žino Kauno Big Bandą ir turbūt žino, kad Kauno Big Bande yra sunkus laikai, nes atėjo vadovauti vadovas, kuris uzurpavo valdžią ir pagrindinį vadovą kerštaudamas net išvarė iš Kauno Big Bando, Tomą Butyrių
aukščiausios klasės saksofonistą. Ir dėl to, reiškia, dabar tas ponas Būdas yra paskirtas Ainių Kauno Big Bando. Ne tam, trumpai aš pasakysiu. Aš daugiau žinau, ir iš vis nereikia, kad baigti nereikia. Ne, tai gerai. Tvarkoj, bet jeigu paremsit, tai pasirašykit raštą savivaldybei. Čia reikia žinoti visą vyrų. Ar tu nieko nežinai? Prašom, prie stalo. Kviečiam. Kviečiam pasirašyti. Na, bičiuliai, kas galit įsipilat stipresnio kas vandens, leiskite pasakyti. Keliu tostą už Kauno legendinių muzikantų, instrumentalistų, džiazo, estrados muzikos atlikėjų, jų sveikatą, jūsų visų sveikatą, bičiuliai. Aš labai džiaugiausi, kad jūs susirinkote čia Rotušėj, jauskitės kaip namuose, tai yra didelė laimė matyti vienoje vietoje visus žmonės, su kuriais teko bendrauti ir kurie yra tikrai nusipelnę mūsų miestui ir Lietuvai muzikoje. Už visus ir jūsų sveikatą. Paskui Kaune tai buvo kai kuriais momentais iššoktas Brutulinis, iššoktas dar kažkas. Vaikų žmonės tam gerai laikosi. Ir vydamas stebėtina, pažiūrėjau, kad atėjus. 64 metais Seimas surinko 8 rūmus atėjus su savo baramanu Surienų baramanu. Reliktas buvo pamačiausiai. Buvo Juronis. Žinai, brodavis kalbėdavo. Jo, jisai laikrodį žiūrėjo, kabra, bet pas jį dar 2-3 taškai. Ir šis to tarp aš Ačiū labai. Gerai, kas Vienas dvasia, meilės dvasia. Didelis ačiū, pirmiausia. Broliu, šeimoje. Jis atsistoja į karą. Ir visą laiką filmuoja. Labai gerai, kas yra. Liudas. Laikai sunkiais, jis nieko vairuoti. Jisai sakė, tu Kaune mano ambasadorius. Čia viskas gerai, viskas tvarkoja. Tai anekdotų žmogus, legendinis. Akademikas su Šalčiais, muzikologis,
Ir žinai, ką aš nors sušaudė. O, tie dvi jo draugas ir mano priešas. Ne, mano draugas. Žinai, Apie Bagdę labai daug. Pas ką? Bet vis tiek gražiau. Prašyčiau minutėlę dėmesio, kadangi žodelį pasakys žymus 60 metų kontrabasistas, Rotušėj palikęs kontrabosą, baigęs savo karjerą, architektas Rimas Palys. Tai, žinote, kadangi jau pasakė, kad aš esu architektas, tai mes kartais mėgstam save vadinti cecho broliais. Kai būna, pavyzdžiui, batsiviai būdavo cecho broliai, tai mes architektų cecho broliai. Bet noriu ką kitą pasakyti. Į jūs kreiptis kaip į muzikantų cecho brolius. Tai kai čia dabar visus pamačiau, mūsų pamačiau, tai yra, kaip sakyti, ir taip pat biškį geriu vyno taurį, antrą taurę, nieks neskaičiavo, sumė tokia kažkokia, kaip jau pasakyti, tokia, lyg kaip ir nostalgija, kaip ir toks, didelė meilė tam mūsų visai muzikantų mafijai, tai tam planui, tai draugijai. Ir kai pagalvoju, gyvenimas aišku eina, ir kai pasakė, paskaitė tą sąrašą išėjusių jų, kažkaip paspaudė paširinkus, pagalvojo, jų visų aš pažinojau kokią 2-3 visai tikrai. Ir Grainos su jais, turbūt su kokia pusė, tai tikrai Graino kartu. Kaip pagalvoju, rimti dalykai, ne? Šitiek puikių muzikantų, mūsų cecho brolių jau nėra. Tai man kilo tokias mintis. Pirma, aišku, pasakysiu paprastą dalyką, kad man jūs visi brangus esate labai. Aš dabar nebegrainu, kaip sakau, jau kitų kelių architektūros kelių, bet kai prisimenu, kai pamatau nuotraukas, kai veidus, man vėl pakyla ta tokia, kaip sakyti, galima tai pavadinti, jaunystės tokia banga viduje sukyla ir atsiranda baisiai didelė pagarba jums visiems. Ir ką aš norėjau pasakyti. Dūsauti, verkšlenti galima, tai yra labai patogu ir lengva, bet aš kaip pagalvoju, kadangi Kaunas nemiršta ir vyksta tie visi jazz festivaliai ir Kaunas Garbinovskio jazz festivalio tėvynė, į kitą vertus, tai čia geras reiškinys, o blogas reiškinys, kad pastoviai vyksta ta tokia, kaip aš jūs turbūt matote, tą vadinamą vestuvinę muziką, kuri man kelia siaubą, kaip ten kažkoks buvęs kaimo traktoristas apsižiūrėjęs mikrofoną, ožio balseliu traukia pseudo muziką tokią ir šalia foninė muzika įrašyta į kasetę. Siaubas ima. Tai aš kartais pagalvoju, kad mūsų visų yra rolė, kaip sakyti, kaip liaudis sako, edukacinė. Tai yra, mes turėtume parodyti, kiek dar galime kauniečiams, kas yra instrumentinė tikroji muzika. Ir siūlyčiau, čia ne vienas aš siūlau, aišku, čia mes keliese kalbėjome, su keliais čia esančiais, kad ne mano vieno jokūdų idėja. Galbūt būtų galima, sakysime, kurie dar prisimintų muzikavimo meną tą. Visko, aišku, truputį parepetavus, truputį pabandžius, truputį pagrajus, padaryti tokį, nežinau, kaip tai vadintųsi, aš neįsivaizduoju, bet kažkokia, pavyzdžiui, tokia proga, susirinkam didelis mūsų būrys, ateitų daug publikos iš miesto, ar kokia tai viešoje erdvėje, ar vasarą gatvėje, ar kažkokia tai salė, kur išeitų į pirmo aukšto salę, tiesiai į gatvę, ir pradėtume muzikuoti. 2, 3, 4 keičiasi muzikantai, vienas bosistas, kitas bosistas, 2 triubačiai graina, jos pakeičia kiti 2. Ir tai ne tai, kad grupė su grupė, bet tiesiog tokių 2, toks vinigretas biškutį. Biškutį New Orleanas, biškutį Čikaga, biškutį senas geras džiazas. Ir tai būtų, man atrodo, jeigu išėtų, būtų liuksusinis kaipas.
liaudis numirtų išgirdę, kas yra tikra muzika. Tai aš siūlyčiau pagalvokime visi galbūt kartu ir kaip šitą būtų dalyką padaryti. Nes labai lengva visko atsisakyti ir į savo liūdėti kampe, bet daug geriau vis dėlto nepalaidoti save, nepalaidoti gerą muziką ir pabandyti šitą dalyką padaryti. Bet Kęstas Ignatavičius granda, Petras Petka granda dviese. Mažai. Aš galvoju, kad ar negalėtume mes ir instrumentinę muziką atgaivinti. Tai siūlau visiems pagalvoti, kaip sakant, kaip mus mokindavo dėstytojai architektūrai. Sako, architektas kalba pieštuku, jis neplepa, bet piešia ir parodo, kaip atrodo pastatas. Muzikantas kalba instrumentu, arba balsu. Tai mes prakalbėkime neužsidarę savo cerkę, o instrumentais su muzikai į liaudį į žiūrovus, į klausytus. Tada, man atrodo, bus toks dalykas, jeigu išeitų. Tai tragiškai pamislikim visi kartu ir gal kažką padarykime. Vot ko aš labai norėtų šitą, o tiek ir ten norėjau. Nu, pasakiau, ką galvoju. Gerai pasakė Linas Palys, jaunuolis. Bet jeigu jūs dar išgirstumėt, kaip jis groja kontrabosu, ir ne tik groja, bet kaip jis atrodo prie kontraboso, tai yra fenomenas, retenybė. Gaila, kad jis užmirė šitą instrumentą. Bet dabar mes jį sugrąžinom jam. Ir jeigu jisai vėl užsidėjęs stygas, ims prisiminti. Pažiūrėsiu, pastavkę buvo bokštę, paieškok. Tai pastavkę paieškosit. Mes su Petru sutarėm, tai tikrai